Sveiki visi. Mano čia tas pasakojimas būtų kaip ir sudėtinis iš įvairių temų ir potemių. Todėl aš gana greitai norėsiu jas pereiti, bet tiesiog pasirinkau pristatyti kuo platesnį temų ratą. Tai yra tuos dalykus, kurie man yra pačiam įdomus, aktualūs ir kurie per paskutinius 30 ar daugiau metų mano praktinių darbų, kurie nusėdo man kaip tam tikri kertiniai pavyzdžiai, kuriuos verta aptarti. Iš pradžių šneka bus apie istorinių koklių technologiją, renesansinių, o paskui aplamai apie krosnių, archeologinių krosnių būklę, situacijas, likimus, konservavimą, kartais perkelimą į kitas vietas ir panašiai. Dabar žodžiu, pradžiai kažkiek pasakysiu apie 2006 metais padarytą vieną projektą, tai yra Biržų tvirtovėje atstatyta krosnį. Tai buvo pirmoji tokia rekonstrukcija Baltijos šalyse. Tuo metu mes rinkdami medžiagą keliavom ir kitur, kas čia man ir užkimau, žodžiu, į Bauską. Ir tenais teko darbuotis muziejuose, rinkti medžiagą. Ir Bauskės muziejaus darbuotoja, žodžiu, užsikrėtusi tą idėją. Jinai man vėliau pasakojo, kad sako, aš tuo metu supratau, kad koklių fragmentai nėra tokie, kaip sakoma, tik tai dulkės renkantis spintose saugomi eksponatai, bet kad tai gali įgyti apčiuopiamą pavidalą, kad tai gali, kaip sakoma, tie fragmentai susiburti į koklius ir į krosnis. Ir šita krosnis kaip ir davė impulsą Latvijos šitiems tolesniems koklių ir krosnių atkūrimo darbams. Ir dabar tenais, žodžiu, tas jų kompleksas visas, kur atstatytos krosnis ir taip toliau, yra vienas iš pačių šauniausių man žinomų dalykų Bauskės pily, nes jie darė ne taip kaip lietuviai ir darė taip, kaip mūsiškiai nebūtų darę ir kaip mums nebuvo leidžiama. Ir aš manau, kad jie pasielgė teisingiau negu mes. Ir mes esam šiek tiek pralošę ir atsilikę kažkur. Sakysim, mes dabar to nesuprantam, bet vis tiek. Sakysim, nesvarbu. Žodžiu, toliau, šičia matome dabar kokią medžiagą. Čia yra tokie neaiškus dalykai, kurie iš pirmo žvilgsnio mums nelabai ką sako, bet iš tikrųjų yra didelis dalykas, kokiu būdu mes atkuriame šitą krosnių koklių glazūrą. Atkuriant biržų koklius buvo padaryti tyrimai glazūrų. Čia matome juos, čia pelė nesimato. Žodžiu, matome, o taip irgi nesimato. Matome cheminę formulę ir paskui pagal ją skaičiuojant buvo susverti komponentai ir išlydytas vadinamas fritas. Fritas yra
apačioj matomi ir šone tas raudonas išputojas stiklo, smėlio ir kitų elementų mišinys, šiuo atveju šarminių priedų. Ir paskui tas pats indukas matome perskeltas ir šitokiu būdu pagaminama ta glazūros dalis, kur reikia sulydyti keletą komponentų, kurie šiaip paėmus tirpsta vandenyje ir jų įdėti į glazūrą paprastu būdu nesulydžius neišeina. Dabar, jeigu mes turim, įsivaizduokim, maltą smėlį ir turim potašą arba, žodžiu, kalio karbonatą. Ir, žodžiu, jeigu mes tiesiog šitie visi komponentai mums glazūroje reikalingi, bet jeigu mes sumaišysim smėlio pudrą su šituo potašu ir padengsim dirbinį šitą vadinamą, tarsi glazūros komponentai tie patys, tai vanduo garuodamas išsiima tas šarminius dalykus druskų pavidalu ir iškelia į paviršių. Glazūros sudėty jų neliktų ir jie liktų tik paviršiui kaip šerkšnas ir jie nesudalyvautų terminių procesų sąveikoje. Todėl iš pradžių lydoma yra atskirai ir tada jau šitas sulydytas, mes jį vadinam šituo, užkrito žodis, žodžiu. Šitas dalykas yra malomas ir tada dedami papildomi komponentai, tai yra geležies oksidai kaip taisyklė, dažikliai ir mes juos tada jau galim naudoti kaip glazūrą, nes nebijom, kad dalis šitos glazūros kur nors ištirps ir pereis į kitą būklę, į kitą pavidalą. Čia mes matome tos pačios mano minėtos Biržų krosnės statybos etapus ir kairiai viršui matom pirminius mėginius, kurie išdegti jau įdėjus mano minėtų priedų. Tai šiuo atveju violetą duoda manganas, o kairėje šitaip žydrai spalvina varis. Kairėje šitaip žydrai spalvina varis, kuris kitu atveju spalvina žaliai. Dabar čia matome valdovų rūmų krosnės projektą, kuris buvo paruoštas archeologo Rackevičiaus. Ir čia mes tiesiog neapsistosim, bet apačioj galim pažiūrėti, kiek koklių sudaro viena krosnė. Tai yra beveik 300 koklių. Ir prieš statant krosnis valdovų rūmuose, dar prieš įrengiant interjerus buvo padaryti kartoniniai modeliai, kurie buvo nešiojami po patalpas ir tenais, žodžiu, sprendžiama tų krosnių mastelis, dydis ir panašiai. Tai čia matome retesnius kadrus dar iki, kaip sakoma, valdovų rūmų įrengimo, kaip šitie kartoniniai modeliai buvo keičiami. Šiuo atveju čia dar nebuvo lubų, tai paskui buvo mažinama šitas dalykas. Čia matom, kiek vienoj krosnyje yra skirtingo piešinio koklių. Tai yra, jeigu viršui karūniniai, karniziniai, po to eina lovinių eilė, plokštiniai ir plokštiniai kampiniai, tai toliau matysim, kad kiekvienas iš šitų koklių dar turi savo keletą spalvinių variantų. Vieni porą, trejetą, kiti dar daugiau.
pavyzdžiui, šitas 5. Mes čia irgi neapsistosim giliau, bet tiesiog noriu parodyti, kaip atrodo archeologiniai kokliai, kurie buvo įmūryti į krosnį ir kaip keičiasi, kaip mes su savo keliais šimtmečiais, kurie įsiterpia yra tarp mūsų ir šito laikotarpio, kaip mūsų skonio ir kokybės standartai yra pavažiavę į kitą pusę. Jeigu mes turim Renesanso laikotarpį ir čia buvo diskusija apie koklio matmenų tikslumą, tai šiuo atveju, jeigu pasižiūrėsim renesansinius koklius, šitie dalykai yra iš viso nepaisomi. Dabar tas matmenų tikslumas ir tas vadinama plauko siūlė, kurią mes galim pamatyti dabar sumūrytose krosnyse, arba XIX amžiaus baltose krosnyse, tose vadinamose Berlyno standartuose, kur kiekvienas koklis, kaip čia minėjo Artūras, yra aptašomas iš 4 pusių. Man yra tekę matyti daug iš vis neapdorotų koklių. Jie atkeliaudavo, tie kokliai neapdoroti ir tada kiekviena kraštinė aptašoma, paskui dar zulinama, kad visiškai sutaptų ir taip toliau, ir tada tik mūrijama. Tai šitokio poreikio prieš 300 metų iš vis nebuvo. Ir tai yra, mano manimu, ne tiek technologinė, kiek estetinė ir, tokia, sakysim, tam tikra to mūsų naujesnių laikmečių tam tikra tokia daugiau įsitikinimo kaip ir ideologinė aplinkybė. Nes tos krosnys, kurios buvo sumūrytos prieš 500 metų ir turi piršto storumo siūlę, jos lygiai taip pat sėkmingai stovi ir nieko jom neatsitinka. Man tenka dirbti, kaip vėliau dar pamatysime, su daugeliu archeologinių krosnių įvairios paskirties, ten irgi tas molio skiedinys puikiausiai funkcionuoja. Dabar, jeigu mes žiūrim šitos koklius, tai tas pats koklis, jo kraštinės, sakysim, gali skirtis net centimetrų, to paties vieno koklio. Ir tai nieko nestebino, nieko nešokiravo. Dabar, jeigu mes pažiūrėtume į šitą koklį, kuris turi tokį tarsi perteklinius lašus nuo glazūros susiformavusius, tai irgi nebuvo joks brokas, jie buvo valdovų rūmuose įmūryti ir kaip ir atitiko to meto kokybės standartą. Čia mano minėta iliustracijos yra, kaip sakoma, spalvinių variantų įvairovė. Dar viena aplinkybė, kalbant apie šituos koklius, yra ta, kad archeologų paskaičiavimais kokliai, kurie būdavo arba vienspalviai, arba neglazūruoti, jie būdavo mūriami toj pusėje, kuri buvo nematoma žmonėms, tai yra sienos pusėje. Ir tokiu atveju būdavo, kaip sakoma, taupomos lėšos, nes glazūruotas koklis kainuodavo gerokai brangiau. Dabar kokliai atkuriami buvo šiuo metu, šiuo atveju konkrečiu, jeigu kalbėt apie valdovų rūmus, darant padidintas replikas. Jeigu mes žinom, kad molis traukiasi 7% maždaug, ten 6-7 ar ten, tai tiek procentų buvo didinami modeliai lipdomi ir tada liejamos gipsinės matricos ir tada spaudžiami kokliai. Aš nueisiu iki tenai ir parodysiu jums, kai ką pasakysiu apie matricas, patricas ir koklius.
Dabar čia bus mano medžiagoje vizualiai pateikiama pavyzdžiai, kaip daromos matricos, bet tiesiog, kad mes aiškiau suprastume, pirminis dalykas, kurį darydavo koklininkas, tai yra modelis. Raimonda įvedė terminą patrica ir iš pradžių aš jį nedrąsiai naudodavau, bet dabar aš jau be jo negaliu išsiversti. Tai šiuo atveju koklių dirbtuvė, kuri tenais 16-17 amžiui funkcionuodavo, jie darydavo pirmiausia patricą arba modelį, tada matrica. Matrica yra atspaudžiama nuo šito daikto ir pasidaroma. Ir tada jau darydavo, nuo jos atspausdavo koklį. Dabar, jeigu mes pasižiūrėsime koklio dydį, matricos dydį, mato, čia tie patys 7 procentai susitraukia. Ir jeigu mes šalia pasidedam patricą, matom, kaip stipriai keičiasi jie. Ir jeigu mes dabar šiandien darome repliką muziejui, tai mes stengiamės padaryti, kad tai pilnai atitiktų tą autentišką technologiją. Ir tokiu atveju darom 14 procentų padidintą modelį. Ir jis tik po to, po šito viso virsmo, pasidaro šitokio dydžio, kuris atitinka originalą. Žodžiu, pats modelis daromas kruopščiai, rūpestingai, tai yra ilgas darbas. Vienam tokiam koklio piešinio reljefo atkūrimui sueina maždaug 1,5 mėnesio. Prie šito projekto dirbo 14 žmonių komanda. Jeigu mes matėm 14 modelių, tai juos ir darė kiekvienas autorius po tą 1,5 mėnesio. Bendrai projektas užėmė 1,5 metų. Nuo to eskizo iki sumūrimo. Dabar šičia mes turime jau ne Biržų, o Valdovų rūmų formulę glazūrų. Valdovų rūmai į mus kreipėsi, kad parinktume mėginius šitiem cheminiams tyrimams, nes ne visais atvejais, kai mes matėm lašą susiformavęs, tai gali gryną atidaužti lašiuką nuo, sakysim, nekondicinio radinio ir tada jį ištirti, bet kartais būna susimaišę, kartais būna tie glazūros fragmentai ar gabaliukai sulipę su moliu, reikia tos dalykus kruopščiai skirti, kad nesimaišytų ir panašiai, bet tiesiog čia yra, jūsų daug yra ir tame tarpe ir su krosnimis užsiimantys žmonės. Ir kaip jums atrodo, Valdovų rūmų, sakysim, tos krosnis, ar gerai čia viskas padaryta su jom, ar galėjo būti ir kitaip kaip nors? Ar jos veikiančios? Ne, neveikiančios. Nu tai tai ir buvo, kaip sakoma, daug ginčių, daug emocijų, bet tie, kas tenais prižiūrėjo šitą reikalą, buvo vieningai užsispyrę nedaryti šitų dalykų. Kartais išklausydavom argumentų, kad negi jūs norit muziejų šildyti krosnimis, čiagi eksponatams reikalingas režimas. Tai mes netrukdom tam režimui išsilaikyti, jeigu mes užkursim per Kalėdas vieną kartą per metus tą krosnį.
Bet labai gaila, bet daug institucijų pagal įvairius ten reglamentus tiesiog bijo, vengia net minties apie jų panaudojimą. Ir čia yra toks, kaip sakoma, atviras klausimas, nes šiaip jau idealus atvejis būtų, mano manimu, sprendimas tokios problemos toks, kad galima daryti tą krosnį veikiančią, tikrą, bet neužkurti. O suderinus, susitarus, mes galbūt tenai tą pajungsim, ten viską padarysim ir tada galėsim užkurti. Bet daryti iš karto neveikiančią ir, kaip sakoma, palaidoti net galimybę užkūrimo, nu tai čia, žinot, toksai ne pats linksmiausias dalykas. Čia yra kita Valdovų rūmų krosnis, prie kurios mes esam irgi prisidėję, nes ją darė Dvarčionių keramikos fabrikas. Ir kai šitam fabrikui teko susidurti su atspalvių problematika, jie pamatė, kad nelabai kaip jiems sekasi tą padaryti, nes jų technologai gauna pavyzdžius, kurie jau yra suskaičiuoti, pasverti ir galutiniai juos reikia tik priderinti prie, kaip sakoma, molio paviršiaus, kad tenais neatsirastų įskilimų dar ko nors, bet patiems gaminti glazūrą ir koreguoti jos atspalvius jiems nebuvo tekę, todėl jie kreipėsi į mus pagalbos, kad mes pagamintume glazūras. Ir mes pagal tuos pačius tyrimų duomenis, kuriuos jum rodžiau, tas glazūras padarėme. Ir paskui po savaitės jau vėl skambina, sako, o gal jūs galėtumėte juos ir nuglazūruoti. Nes čia irgi reikia specialių įgūdžių. Kitaip sakant, ranka arba tenais kažkaip kitaip visi tie procesai vyksta, o jeigu žmogus neturi patirties, tai jis tiesiog gaiš laiką ir gadins ir glazūrą, ir dirbinį. Dabar čia jau matom atstatytą krosnį ir kelis pavyzdėlius, kaip atrodo tie kokliai iš arti. Dabar dar vienas dalykas, kas vat, iš paskutinių metų eksperimentų tokių, man atrodo, vertas paminėti, tai yra privačioj erdvėj pastatyta tokia vat puodyninių koklių krosnis. Ir apie kurias čia mes šnekėjom, kad tokios būna, bet mes nutarėm pabandyti, kaip jinai veikia. Ir aš dabar nežinau, ar jinai buvo užkurta, čia neseniai pastatyta, o paskui tenais buvo visokių komplikacijų su užsakovo tenai buvimu arba nebuvimu Lietuvoje. Bet kuriuo atveju šitie kokliai yra kuo jie įdomus. Jeigu jums teko girdėti raugo keramikos technologiją, kur daromi indai išimtinai virtuvės indai, troškinimui, virimui ir taip toliau, tai šiuo atveju Valdovų rūmų muziejus turi originalių koklių, kurie padaryti raugo keramikos technologiją, puodyniniai kokliai. Ir mes būtent va šitą dalyką ir nutarėm pakartoti. Tai šitie visi kokliai, jie yra margi, nėra ne vieno panašaus ir vat, žiūrėsim dabar, bandysim toliau susisiekti su užsakovais, pažiūrėti, kaip sekasi eksploatuoti. Dabar čia buvo kalba apie tai, kaip ten kas šyla, nešyla, akumuliuoja, neakumuliuoja. Tai bet kuriuo atveju, jeigu mes imam senasias krosnis, tas puodyninės, tai čia yra akivaizdus vienas dalykas, kad dabar
tokio neturiu po ranka pavyzdėlio, bet kuriuo atveju, jeigu įsivaizduosim, kad čia to ažūro nėra, tai čia būtų toks tipinis podinis koklis. Tai šitas išraitimas suteikia daug didesnį šilumos atidavimo paviršių, ar ne? Lygiai kaip radiatorių mes žiūrim, jis turi daug visokių paviršių, kurie daug efektyviau spinduliuoja šilumą, jeigu kad būtų lygus ir paprastas. Tai krosnis sudaro tokį tarsi korio įspūdį ir tie paviršiai visi spinduliuoja šilumą. Tiesa, krosnis tokiu atveju jos storis yra va štai toksai, kaip ir dugnelio storis, ir tada jinai labai greitai kaista, greitai yra taušta, bet šilumos, kaip sakoma, smūgį mes gaunam apčiuopiamą. Dabar apie koklių gamybą ir technologiją kažkiek. Yra žinoma, kad buvo daromos molinės matricos. Italai 16 amžiuje aprašo buitinės keramikos gamyboje ir gipso matricas, bet molis geriau išlieka, dėl to mes archeologinių kasinėjimų metu randam gana nemažai molinių matricų. Ir čia pirmam pavyzdėlė matom, kad molinės matricos buvo naudotos ir senųjų kultūrų laikais, tai čia senajam Babilone, graikai, romėnai šitos dalykus sėkmingai darė. Jeigu pažiūrėti ten romėnų, pavyzdžiui, tą buitinę keramiką, tai ten ištisai yra tokios pialos, iš kurių būdavo geriama, tai ten jos praktiškai kaip tiražuojamos buvo masiniu būdu ir reljefai figūrų buvo negatyviai iškrapštyti ir jie, kaip sakoma, atsispausdavo į molį, įspaudusi tas matricas. Kad išsiimtų, pavyzdžiui, labai raiškus reljefas ir nesusigadintų, būdavo tas matricikės keliamos į 3 dalis, atsargiai išimamos, žodžiu, labai tokie moderniški sprendimai būdavo jau tada. Ir čia mes matome keletą matricų molinių iš įvairių šalių. Tai pas mus, kaip minėjau, irgi panašių randama. Ir viena iš tokių matricų, kaip sakoma, modifikacijų yra sudėtinės matricos, kai dažniausiai rėmelis būna vienodas keliems kokliams, o vidus keisdavosi. Ar tai būdavo herbas, ar ten portretas, ar dar kas nors galėjo keistis. Ir šiuo atveju matom, kur išsiima ir įsistato į tą rėmą ir tada mes spaudžiam koklį. Koklis, kaip jūs įsivaizduojate, spaudžiamas tiesiog iš pradžių sumušam kvadratą, pjaunam tokius blinukus, kiti dar mėgsta pasikočioti tos blinukus, o kiti to nedaro, nes ranka klusniai atpjauna tą storį, kuris reikalingas. Ir tada padėjant šito molio ramiai spaudžiam. Spaudžiam tokiu būdu, kad nepakliūtų oro, kad nepasidarytų pūslė, nes toje vietoje nesispaus. Jeigu mes pažiūrėsim autentiškus koklius, tai ten yra ir kokybiškai, ir nekokybiškai atspaustų koklių. Ir plus matosi, kad buvo ir kokybiškos, ir nekokybiškos matricos lygiai taip pat. Nes kai kur piešinys yra visiškai užveltas ir vos įskaitomas. Dabar dar vieną dalykėlį aš jums parodysiu. Tai yra štai čia matom tokią lentelę, kiek molis traukėsi per keletą kartų. Ir šičia yra originalaus dydžio karūnėlės koklis, o šičia yra va toks neaiškus, gerokai mažesnis, bet visai atkartojantis piešinį kokliukas. Ir pasižiūrėję atidžiau, mes matome, kad
pati piešinio struktūra, morfologija, detalės yra identiškos, bet viskas gerokai susitraukia. Tai taip yra todėl, kad kartais, čia tokį Kuncevičius tokią versiją iškėlė, bet, žin, kaip sakoma, įtikinama, kad kartais matrica būdavo atspaudžiama nuo kito koklio. Ta prasme, koklis galėjo būti pasitarnauti kaip patrica. Ir tada jau sumažėjimas yra gerokai didesnis, nes šitas traukiasi savo ruoštų ir tada nuo jo atspaustas kokliukas irgi susitraukia savo tuos 6%. Ir tokiu atveju tada išeina tas gerokai didesnis susitraukimas. Ir šita lentelė rodo, kad tarp tų dviejų koklių yra toks tas ryšys manomai. Kartais matricos būdavo daromos tiesiog molio plokštėje. Ir tai yra vienas iš įdomiausių būdų formuoti matricą. Šiuo atveju mes turime tokį koklio matricą, kuri daryta tik negatyvę. Tai yra molio plokštė ir joje raižytas piešinukas ir jisai kartas nuo karto, kai jis šiek tiek pradžiūva, galima atspausti molį, pažiūrėti, koks tas piešinėlis išeina, bet pozityvo prieš tai nebuvo daryta. Ir čia yra vienas iš tokių įdomesnių būdų, kurie šiandien praktiškai beveik nenaudojami, bet jis tiesiog suteikia, kaip sakoma, lavina meistriškumą ir suteikia papildomų tokių niuansų visokiausių. Žodžiu, čia mes matome irgi 17 amžiaus koklio fragmentą su Radvilų herbu, kuriame išlikę yra ten mano raudonų pažymėta brūkšneliai buvusioj matricoje įspausti, žymint būsimo reljefo piešinį. Ir paskui, kai darytas piešinys negatyviai įrėžiant duobeles šito visų lapelių ir sparnų, jie ne visada pataikė į buvusį piešinį. Pavyzdžiui, čia kažkur matom ar ne šalia. Bet šitas autorius matricos net nematė reikalo paslėpti šitų savo eskizinių įbrėžimų ir jie ir liko. Šitie dalykai daromi elementariais tokiais įrankiais ir gali būti įspaudžiami, išskobiami, drožiami ir panašiai. Kairiai viršui matome tiesiog dar kitokių įrankių, kurio čia nėra, bet tai būtų universalesnis įrankis, kaip ragelio formos. Tai su juo gali išskobti ir pusiau cilindrą, ir smailėjantį daiktą, keičiant įrankio kryptį, vėlgi keičiam ir įspaudimo formą. Mes matėm anam koklyje, kad šičia pati forma paties lapo yra be galo turtinga, yra labai įvairi. Matot, nuo įrankio laikymo priklauso ir rezultatas. Taip, kad galim manyti, kad jie tikrai neapsiribojo tais keliais tokiais klasikiniais geometriniais įrankėliais. Kad matrica netrūktų, jin turi būti padaryta iš tinkamo molio. Dabar tą tinkamą molį mes galime rasti jau žemėje gatavą paruoštą, bet galim jį ir pasidaryti. Šiuo atveju, kaip ir krosnininkai, kurie mūrė krosnis, nesidžiaugia atneštų riebių šokoladinės konsistencijos molių ir susiraukę sako, kad čia dabar padidėjo darbo kiekis, norint jį suminkyti su liesikliais, su smėliu, pavyzdžiui.
dažnai būna ieškoma tokio molio, kuris jau atitiktų tinkamą konsistenciją. Šiuo atveju jis neturėtų būti per riebus, neturėtų būti per liesas, neturi turėti kalkakmenių to, ano. Bet patyręs puodžius ar krosnininkas, nuėjęs į molyną, jis išsirinks tą molį, kuris jam yra būtent tinkamos sudėties ir net ilgai, kaip sakoma, negalvodamas, jis prisikas jo ir parsiveš. Nes molis karjeruose taip pat nėra kažkokia abstrakcija. Jisai būna sluoksniais tam tikrais, tarp sluoksniais ir tu žinai, kur koks glūdi, jeigu esi prieš tai dar išbandęs. Šiuo atveju mes tuo metu neturėjom tokio tinkamo molio, tai va maišėm čia visokius dalykus tarpusavį. Ir čia tos pačios matricos atsiradimo epizodai, kurią kilnojam. Dar viena matricų rūšis, tai yra panašiu būdu, būtent negatyve suformuotas reljefas. Šitokie, čia yra, matom, Valdovų rūmų užsakymų buvo padaryta tokia matrica, žodžiu, išpjaustinėjant dvi šokančias figūras. Tai yra kruopštus gana darbas ir jeigu mes dirbam molyje negatyvą darom, tai mums tas yra kaip ir nesudėtinga pataisyti. Bet jeigu mes darom šitą mediją, tai jeigu mum kas nors nulūžo ar atskilo, tai jau mes nepriklijuosim taip lengvai. Nes, todėl, kad vienkartinis prisilietimas padarai ir švilpauja. Nereikia jokių papildomų dalykų. Ta prasme, kad molyje panašiai galima padaryti, ar ne, kaip šnekėjom, molį dar reikia išdegti, o medis, jisai toks paprasta materija ir mes turim jau galutinį baigtą rezultatą, mes galim dėtis į kuprinę ir keliauti į kitą miestą. O klijuoti dar kažko neišeina, todėl kad čia šlapi procesai ir ta forma, tie priklijavimai ilgai nelaikytų. Ir čia, kaip matome, jeigu turėt ankstyvą gotikinį laikotarpį omenyje, tai tie kokliai daromi ant stovylų, kuriuos mes praeito pirmosios šito seminaro dalies metu išbandėm kai kurie. Tai ta matrica pritvirtinama prie stovylo, atspaudžiamas blinukas, tada prie šonų klijuojami dešriukai ir lipdoma toliau jau tiesiog kaip indo formavimo tas pats principas. Pačiam gale tiesiog nuimam ir viskas. Kartais, kad lengviau nusimtų ar dar kažką, tai matrica gali būti tepama kokiu nors riebalu. Dabar čia mes matome koklio nuotrauką iš Valdovo rūmų, kur gana aiškiai atsispaudę medžio rievės. Ir tai rodo, kad aš čia neprifantazavau. Dabar dar vienas matricų būdas darimo buvo irgi naudojant medį, bet šiuo atveju jau pozityvų, kaip ir skulptūrėlės formavimą. Ir čia turim Nacionaliniam muziejuje esantį koklio fragmentą. Čia greičiausiai yra jau mano minėtos sudėtinės matricos vidurinė dalis. Šitas mažiukas turi kraštą, kaip sakoma, mažas fragmentas, čia nėra mastelio, bet jisai toksai. Reiškia, jis dėdavosi kažkokį rėmelį ir atsispausdavo jau kartu su tuo rėmeliu.
Bet visas modeliavimas rodo, kad tai yra būtent pirmiau raižyta medyje, tada tik tai nuo to medinio reljefo nuimta padaryta matrica ir toliau jau tiražuojami buvo kokliai. Lygiai tokį patį principą mes matom Klaipėdoje rastų koklių poroje, kur jie net ir daro pirminį tokį medžio reljefo įspūdį. Dabar apie krosnis, kuriuose būdavo išdegami kokliai ir kiti dalykai. Jeigu žiūrėti ankstyvuosius laikus, 15-16 amžių, mes matome, kad kokliai būdavo degami krosnyse, kurios turėjo savo struktūrą, nesikeitė nuo romėnų laikų. Tai yra apačioj pakura, paskui skylėtas padas, virš jo kraunami dirbiniai ir tada angos išeit liepsnai. Jos gali būti įvairios. Mes toliau matysim ir planą ir taip toliau. Bet grįžtant prie konteksto krosnių išsaugojimo ir taip toliau, tai čia tiesiog peržvelgsim šiek tiek, trumpai prabėgsim, ką su tokiam krosnim reikėtų daryti radusies. Šiuo atveju Vilniui Mykolo 8. Šitom krosnim kaip ir labai pasisekė, nes čia 96 metais šitie darbai buvo daromi. Tiesiog pasisekė, nes savininkas buvo galerijos savininkas Mizgiris, kuris norėjo daryti ten ekspoziciją, muziejų ir taip toliau. Ir po diskusijos su archeologu buvo nuspręsta, kad galbūt verta tas krosnis išsaugoti. Ir pakvietė ir mane pasikonsultuoti, aš tuo metu buvau Dailės akademijos doktorantas. Ir tada, žodžiu, mes kibom iš tuos konservavimo darbus. Konservavimas tai yra kas? Tai yra grėsmių stabdymas, pirmiausia, sutvirtinimas, savybių išsaugojimas, jau restauruojant jos dar gali būti pabrėžiamas, išryškinamas ir panašiai. Kitaip sakant, pirmiausia, konservuojant fiksuojama ta būklė, kuri yra, kad toliau irimas nevyktų. Tai šiuo atveju tai yra kruopštus ilgas darbas. Jis vyko irgi apie metus, gal pusantrų. Ir čia mes matom šitoj nuotraukoje jau sutvirtintus paviršius. Šita arka, jinai buvo plytos iškritę ir taip toliau. Nu, žodžiu, čia mes matom anglim užbertas sluoksnį, ta prasme aplink krosnis aplamai yra tam tikras buterbrodas įvairių dalykų, ten ir žviriukas, ir anglis, ir apvelto anglimi tenais šamoto gabalėliai ir panašiai. Anglis jinai neutralizuoja, surenka į save visokią taršą, neleidžia praeiti į gruntą ir taip toliau. Dabar čia mes matom šitų krosnių pirminį fiksavimą, o pačioje jau rekonstrukcinius piešinius. Tai šiuo atveju viduriniam piešinėlėje aukštai mes matome šitos krosnies įkasimo lygį, kad buvo aplamai iškasinėjama didelė duobė prieš pradedant ją mūryti, tada jinai jau mūrijama ir kai jin buvo sumūriama, palaipsniui buvo užpilinėjama ir galų gale sutvirtinama užtrombuojant dar molio sluoksniu.
Ir šito smėlio šiek tiek dar matosi ir čia. Kitaip sakant, iškasant buvo tas smėlis pateko į paviršių. Galų gale, baigus krosnis, visas paviršius buvo išgrįstas akmenimis. Grindiniu akmeniniu, per kurį buvo vaikščiojama krosnės eksploatavimo metu. Dabar dar vienas yra įdomus dalykas, aš jums tiesiog jį noriu irgi akcentuoti, kad šitos krosnis yra išlikę tik dvi, bet į šitą pusę tęsiasi ir į aną pusę tęsiasi neaišku kiek. Gali būti, kad čia buvo ištisas krosnynas ir greičiausiai taip ir buvo. Ir dabar jeigu šita krosnis yra kaip ir elementari, daugmaž įprasta, čia tarkim pakura būtų padas ir čia jau kraunami dirbiniai, tai šita va krosnis yra labai įdomi ir man pasaulio praktikoje tik tai moderniais laikais sutinkama struktūra, būtent ji turi dvi pakuras. Ir jeigu mes kūrenam, žodžiu, įsivaizduokit, čia po padu, čia dar pjūvis va šitam lygyje. Šitam lygyje pjūvis, nes matom pado skylės. Ir dabar įsivaizduokim tokį dalyką, kad mes tą krosnį kūrenam ir, pavyzdžiui, vėjas pučia iš šitos pusės, o kaip žinia, kūrenant krosnį vėjas yra pagalbininkas, jeigu jis pučia į pakurą. Tai šiuo atveju mes šitą pakurą kūrenam pasyviai arba net ir priveriam, o eksploatuojam šitą pakurą kaip pagrindinę. Ir atvirkščiai, jeigu pučia vėjas iš čia, mes tada šitą prislopinam ir tada kūrenam šią pakurą priekinę. Taip, kad čia yra be galo šaunus principas ir buvo padarytos rekonstrukciniai brėžiniai, jos buvo šita krosnis atstatyta, išdegta, buvo susuktas filmukas apie tai visą procesą, bet kaip sakoma, filmukas buvo per didelis ir todėl iš laptopo negalėjom išimti laiku, o tą laptopą pavogė mums pro langą dirbtuvėje ir neturim nei filmuko, nei prisiminimo, tik kelias nuotraukas. Dabar kita labai įdomi krosnis buvo rasta Klaipėdos gatvėje Vilniuje. Jeigu mes pasižiūrėsim, čia matome Klaipėdos gatvę, o tenais šitas koks ten, Kronikos buvęs kino teatras. Žodžiu, šita krosnis, ji yra irgi panašios struktūros, vidury matome atramą, pado atramą. Ir kas čia yra įdomu, yra tai, kad šita krosnis pastatyta, nežinau, ar atspėsit iš ko. Kaip? Iš koklių. Iš podininių koklių šita krosnis. Tai tokio daikto aš nesu niekur matęs. Ir podininiai kokliai, jie labai patogus, kad vieną kartą, jeigu iš tokių koklių mes norim ką nors pastatyti struktūrą kokią nors, tai sakysim platesnį kraštą dedam, jeigu į išorę dedam ar ne, tai mes galim užskliaudinėti. O jeigu dedam šitaip simetriškai vieną eilę, kitą taip, mes galim tiesiog kelti vertikalią sieną. Žodžiu, visokių įdomių dalykų. Dar įdomų dalyką, pernai metais rado Kernavėj archeologė tyrinėdama irgi keramikos degimo krosnį, kaip sakoma, tų pačių koklių degimo krosnį. Čia mes matome atsispaudę koklio
reljefas į molį, čia molis tarp dviejų koklių. O šitie kokliai buvo ne kur kitur, o būtent krosnės konstruktyve. Jie buvo kaip viena iš atramų tam krosnės padui, ant kurio kraunami dirbiniai. Tai čia šitie dalykai mane tiesiog pritrenkė, galim sakyti. Čia yra Jurbarko miestas ir ten irgi teko kasinėti ir rūpintis šitais dalykais. Ir dabar kai kurios krosnys, reikia pasakyti, kad mūriamos keramikai degti nebūtinai iš molio, nebūtinai iš plytų, jos gali būti sumūrytos iš akmenų, iš granito ir riedulių. Ir čia mes matome būtent tokią krosnį. Ir kadangi tuo metu patirties su kitais dalykais, dar su kitais krosnių perkelimo būdais nebuvo, o toj vietoj turėjo atsirasti, gimnazijos sporto kompleksas, jis dabar jau ten stovi klesti. Tai tų krosnių saugoti vietoj nebuvo galimybės ir buvo nutarta jas demontuoti ir perkelti. Taip buvo ir padaryta ir dabar ten, kiekvienas akmenėlis buvo sunumeruotas, padaryti brėžiniai kruopštus ir dabar, aš nesakau dabar, bet tuo metu, kai buvo atstatyta, jinai atrodė šitaip. Tolesnio šios likimo nežinau, nes tiesiog neteko ten lankytis keletą metų. Ten yra tokia cerkvikė, į jos rūsį perkelta. Ir ten buvo planuota daryti didelę ekspoziciją. Mes ruošiam projektą aplamai keramikos istorijos ir raidos ten ir taip toliau. Bet ten keitėsi vadovai to muziejaus, ten moteriškė tokia tvarkė, paskui ten dar jos sūnus ten dalyvavo, o paskui keitėsi kažkaip ir aš dabar nežinau. Tiesą sakant, aš šitą krosnį iš ten mielai paimčiau į kitą vietą, perkelčiau. Aš tikiuosi, kad jinai nors yra apipelijus, bet ten kur nors yra. Šita tema arba potėmis bus šiek tiek kitoks. Jeigu iki šiol šnekėjom daugiausia apie keramikos reikalus, tai čia bus dar ir kitokių šiek tiek krosnių, vienur kitur pasitaikys. Ir čia bus daugiausia perkelimo bandymai ir ne visi ten sėkmingai pasibaigia. Aš tam šitiems reikalams esu įdėjęs nemažai laiko, ta prasme ir energijos, daug metų atidaviau. Ir tiesiog ne kasdien apie tai pasakoju, man reikėjo pasižiūrėti senas ataskaitas, senas nuotraukas ir panašiai. Ir tiesiog norėjau jūs supažindinti su bendra situacija, ne tik su sėkmingai pabaigtais projektais. Dabar šičia mes matome Vilniuje, Klaipėdos gatvėje vykusios krosnės perkelimo bandymo tokia išklotinė. Žodžiu, viršuje kairėje nuotraukoje matome Klaipėdos gatvę. Jeigu toliau pratęsti ją, išeina į Pylimo gatvę, o šitoj vietoj, kur mano kumštis, būtų buvęs Kronikos kino teatras. Dabar... Čia gal uždaras kiemas, kur dabar daugiabutis? Taip. Tai čia va būtent daugiabutis. Ilgas koridorius su stikliniam grindim, kur yra, man atrodo. Taip, turbūt. Aš ten nebuvau dabar. Taip, tai jūs įsivaizduokit va šitas ir prieš tai buvusi krosnis, kur rodžiau, kur kokliai panaudoti. Spaudos kažkas po sandėliai. Aš nežinau, kas ten žinau tikrai, kad daugiabutis ir kad įsivaizduokit, žodžiu, tu vaikštai žmogelį, tenais kažką matuoji, galvoji, o statybininkai susiraukia, laukia, kada tu baigsi. O darbai sustoja ne savaitėj,
ir ne mėnesių, ilgesniam laikotarpiui. O tada įsivaizduokit, dar yra sudarytos sutartys su subrangovais, visi ten prasideda delspinigiai, problemos ir taip toliau. Kitaip sakant, beveik visur arba praktiškai visur, kur tokie darbai pradedami vykdyti, yra, kaip sakoma, su vienais gražiuoju, bet su kitais vyksta ir konfliktinė situacija ir jinai neišvengiama, kadangi jeigu tu vykdai darbus tokioj teritorijai, tu būk nusiteikęs rasti, ko ir nesitikė. Ir jeigu randai vertingą dalyką, tai, kaip sakoma, kartais darbai būna ir sustabdomi. Tada statybininkai pyksta ant tų, kurie pastebėjo ir rado šitos dalykus. Žinau, Kernavėj gyvenu. Mhm. Lopetai dūriau ir viskas, bėdos. Žodžiu, dabar čia matome bendrą situaciją ir čia vat krosnis, kurios planą vidury matom, ten yra violetinė spalva priekrosnis pažymėtas, o rausvu apvesta arkų cokolio lygis. Šitos arkos dalis jų matosi, dalis išlikę, jeigu ten švariai atvalyti, tai išryškėjo jos visos. Ir dabar čia, ką šnekėjom per pietus grupelėje prie stalo apie hipokaustą, tai čia yra artimas tam dalykas, čia greičiausiai džiovyklos, jaujos ta krosnis galėjo būti. Aplamai šitas rajonas buvo toks gana industrinis rajonas, kvartalas, ne rajonas. Ir šičia šalia buvo rasta netiesioginių įrodymų ir apie plytų degimo krosnį. Kitaip sakant, tokių gamybinių atliekų, kurios būdingos tik plytų degimo procesams. Tai šitą krosnį, kadangi ten, kaip jau žino, daugiabutis buvo statomas, buvo nutarta, ką su ją daryti, iškelkim į kitą vietą, kur buvo planuojamas toks krosnių parkas, žodžiu. Archeologinių objektų tokia, kaip sakoma, ekspozicija. Ir, žodžiu, ta krosnis buvo apmūryta, konservuota laikinai, paskui aplietas betoninis kiautas, nupjauta jo dalis, prakišti šitos sijos plieninės, ir bandyta kelti. Ir tas kėlimas nepavyko. Žodžiu, šitoj vidurinėje pačioj nuotraukoje matome situaciją, kai darbai sustabdyti. Neseniai dar peržiūrėjau filmuotą medžiagą, tai tenai, kaip sakoma, keliam, žiūrėk, trūksta betonas, ir ten keiksmai visokie, viskas. Nes įsivaizduokit, tam, kad iškelt šitą krosnį, tai reiškia derinamas savaitę, pusantros, kartais ir ilgiau grafikas darbų. Ieškoma galingo krano, kuris pakeltų 14 tonų iš tam tikros vietos, ar ne? Krano alkūnė dirba tokiu principu, kad jeigu arti, tai mes galim pakelti daug. Bet jeigu jį va šitaip ištiesiama, jau jis yra beveik bejėgis. Ir gali pakelti, ten žodžiu, ribotą svorį. Tai kranų į vietą rinko savaitę, vaikščiojo aplinkui, trepsėjo tenais, žiūrėjo gruntą ir taip toliau. Tuo metu, žodžiu, ten nuotykių pilna. Ir kai kranas pajudėjo, pasigirdo tas betono duslus poškėjimas ir teko sustabdyti darbus, tada, žodžiu, konstruktoriai dar kaip sakoma, bandė apsimesti, kad čia kažką jie išgelbės ir, matot, uždėjo tokį kairiai, dešiniai apačioj įrėmino, žodžiu, papildomai metalu, kuris turėtų stabilizuoti ir po antro kėlimo vis tik tai šitie dalykai nepasiteisino ir tada buvo demontuota šita krosnis rankiniu būdu tiesiog.
Dabar, kadangi čia yra Klaipėdos gatvė, čia buvo 3 objektai iškelti. Šitas rankiniu būdu, prieš tai ta krosnis keramikai degti, kuri buvo sulipdyta iš koklių, kur aš pasakoju ir rodžiau, tai šita yra iškelta sėkmingai. Ir dar vienas dalykėlis, tai yra darbininkai buvo praminę musarniku, tai yra keramikos dirbtuvių atliekų duobė, kur buvo supiltas brokas, sulūžę kokliai, tai kas išmesta, kas nereikalinga, perdegė kokliai ir taip toliau. Tame tarpe ir kaulų tarp koklių ten matėsi, nes ir maisto atliekas ten pylė. Ir įdomu tai, kad varnos, kurios ten lapkričio mėnesį skraidydavo aplinkui, pradėjo tuos kaulus lesinėti ir mum ardyti tą archeologinį objektą. Kaulams ten 500 metų, bet joms visai tiko jie. Tai mes tada uždengėm ir jau net nuo varnų saugojom. Dabar čia kitas yra irgi toks stambus, svarbus objektas, tai yra plytų degimo krosnis Gedimino prospekto 21 adresu. Dabar ten yra, ten buvo prieš ją sporto parduotuvė anksčiau, o dabar yra ten tie lošimo namai, kaip ten jie šalia. Tai šita krosnis pačiam Gedimino prospekto vidury nebuvo laiku pastebėta ir vienas archeologas keliaudamas iš darbo pamatė įtartinai atrodančią plytų krūvą raudonų. O jis pats jau buvo kasinėjęs prieš tai krosnis, jisai kaip ir sumojo, kas čia gali būti per dalykas, ir paskambino atitinkamam institucijom, jos sustabdė darbus iki pilnesnio ištyrimo ir tada pakvietė ir mane ir mes ten tuos tyrimo darbus ir atlikome. Dabar, ką mes čia matome? Čia yra, žodžiu, dideliokė plytų degimo krosnis. Tenais, žodžiu, gal nesimato, gal matosi metrai, kiek čia tais metrais į plotį, į šoną. Tam brėžinėlėje, nežinau. Bet čia yra, mes joje tilptume, šitoj krosnyje visi. Ir čia yra, kaip jums pasakyti, pati ankstyviausia, Vilniuje, ne Lietuvoje, Vilniuje plytų degimo krosnis ir mes čia matome 2 pakuras, rausvai pažymėtas, jeigu čia pjūvį žiūrėti, ir įvairius perstatymo etapus. Geltonų pažymėta tarpinės rekonstrukcijos, žaliai yra pažymėta paskutinis eksploatavimo laikotarpis, o aplinkui juosia pirminis krosnies tūris, pirminis dydis. Kai mes randam archeologinę krosnį ir pradedam ją tvarkyti, valyti, koks 80–90% jų yra remontuotos, restauruotos tuo metu. Ir dažniausiai būna sudegę jos sienos, sveižės plytų paviršius ir tada krosnis permūriama papildomai antrą kartą dažniausiai, ją patrumpinant per plytos plotį arba ir pasiaurinant per 2 plytų iš abiejų pusių plotį. Tai tą mes čia akivaizdžiai ir matome. Šitos krosnies likimas buvo sprendžiamas tuometinio Vilniaus mero Zuoko kabinete. Vyko posėdis ir taip buvo galvojama, ir taip, ką čia darysim, gal galima išsaugoti, o gal galima ekspozicijai ruošti. Buvo net paruošti pirminiai projektiniai tokie eskizai, bet, kaip sakoma, laimėjo stovykla, kuri manė, kad nieko čia daryti neverta ir nereikia prasidėti. Ir žodžiu,
ta krosnis, taip esant tokiai neutraliai, tokiam neryžtingam sprendimui, sakysim, kabinetuose, tą pajuto statybininkai ir išnaudojo šitą galimybę ir jie per, kaip sakoma, vieną naktį visiškai sutvarkė vietą ir užpylė ir išlygino paviršių. Aš atėjau tenais patikslinti brėžinių ar kažko ir žiūriu, krosnės nėra, lygus smėliukas užpiltas ir vaikšto žmonės su tais trombuokliais, trombuoja paviršių. Dabar dar vienas pavyzdys plytų degimo krosnės, tai čia yra Rinktinės gatvės kampas. Čia yra šalia... Stadioną? Kaip? Stadioną? Šalia stadiono, bet ne visai. Iš tikrųjų buvo tokie Maskvos namai statomi. Jie irgi pagarsėjo kaip... Taip. Ten, tarp kitko, šiaip industrinis visas tas rajonas ir ten daug archeologijos ir būtent plytų degimo krosnis čia ten ne vienintelė šita buvo. Bet, žodžiu, jinai gana, pilniausiai pagal planą išlikusi, nežiūrint praeitos, bet čia sudėtingesnė struktūra šiek tiek. Tam, žodžiu, brėžiny, va šitam mes galim matyti, kad, žodžiu, čia yra priekrosnis, iš kurio yra kūrenama. Čia viena pakura, čia kita pakura. Čia mes tos antros pakuros, kaip sakoma, gylį turim. Dabar šičia buvo arkos, kurios ir laikė sudėtas žalias ten plytas ar ką ten, kas ten buvo degama. Ir tada, nesant galimybės, buvo ir toks variantas, kad gal nukelti į tuos rūsį Maskvos namų, pakeisti lygį, bet išlaikyti tą pačią vietą, padaryti ekspoziciją. Bet paskui šito buvo variantas įsakyta ir buvo nutarta ją perkelti kitur. Tada buvo paruoštas, žodžiu, idėja buvo tokia, kad pakelt vieno šito dalyko mes jokiais būdais negalime, tokių neturim įrengimų. Tai tada buvo tiesiog nuspręsta ją supjaustyti diamantiniu lynu į 3 dalis. Ir šičia mes matome jau tiesiog pačių procesų eigą. Kairėje apačioj matome, kaip darbininkai bando prakišti po apačią plieninės sijas, paskui jas ten suvirina ir panašiai. Ir dešinėje apačioj matom, kaip vienas, sąlyginai kalbant, trečdalis krosnės keliauja į laikino saugojimo vietą. Deja, su tais Maskvos namais tenais buvo, kaip sakoma, politiniai sprendimai priimti ir ta statyba užkonservuota, likimas šitų perkeltų dalių ilgą laiką kabojo ant plauko. Ir aš tuo metu buvau kaip ir komisijos sudėty, kuri sprendė, kaip čia toliau elgtis, bet paskutinis posėdis įvyko man nedalyvaujant, tiesiog internetu net keliavo laiškas, aš jį gavau tik po poros dienų, kad kviečia į posėdį. Aš paklausiau, ką jūs nusprendėt, sako, nusprendėm, kad čia jau nieko nebus, jau reikia likviduoti. Kai tuo tarpu buvo galima net tą trečdalį paimti ir, kaip sakoma, konservuoti ir eksponuoti ir panašiai. Bet, žodžiu, kartais tokie likimo vingiai šitaip susiklosto. Jūs matot, koks pragariškas yra žmonių darbas, kaip jie kiekvieną kartą darbininkai, kai susiduria su tokiu nestandartiniu užduotimi, jie iš pradžių mano, kad tai čia mes greit padarysim, čia mes, kaip visi mano, kad jie yra tikrai kietuoliai, šaunuoliai ir viską gebantis. Tačiau susidūrus su tokia realybė, sakysim,
grunte yra akmenys. Jeigu mes gręžiam, mes pataikome akmenį, ką daryti toliau, kaip prakišti siją, tada rankiniu būdu ten viskas tas daroma. Žodžiu, tai yra labai sunkus darbas ir, kaip matote, ne visada jis pasibaigia teigiamų rezultatų. Dabar čia būtų toks ramesnis pavyzdys, tai yra Tuskulėno dvaro oficinos Rūsyje. Irgi buvo archeologo Urbanavičiaus, žodžiu, aptikta krosnis arba veikiau sakant krosnės fragmentas. Tai irgi yra plytų degimo krosnis, kurį laiką, kaip darbinė versija buvo, kad galėjo būti šitoj krosnį degamos plytos Švento Petro ir Povilo bažnyčiai, bet čia tokia senas pirminis svarstymas buvo tuo metu. Ir šita krosnis buvo nuvalyta, konservuota ir, kaip sakoma, eksponuojama po šiai dienai. Čia matome plane pažymėtą tamsiau vietą, kuri yra realiai rasta ir likusis siluetas, tai yra rekonstruotas jos tūris. Tai jeigu pasižiūrėti vėlgi metrais, tai 1, 2, 3, 4, 5, 6 beveik metrai, 5,5 ilgis va šito rasto fragmento, o pažiūrėkim kokio dydžio, kokio mastelio šita krosnis, jeigu visa būtų. Tai su ta krosnim, kaip sakoma, pasibaigė viskas šauniai, jai nieko nereikėjo keliauti, jinai buvo konservuota vietoje, lygiai kaip ir Mykolo 8 keramikos degimo krosnis. Dabar Anykščiuose irgi statomos bibliotekos vietoje susidūrė su problema, ką daryti, rado krosnį. Ir čia vėlgi buvo sėkmingai įvykdytas jos perkelimas, buvo pasikasta po ją, prakištos sijos, prakištas skardos lakštai storesnės ir dabar ta krosnis sėkmingai eksponuojama bibliotekos Rūsyje. Prie jos vyksta įvairūs renginiai, pasakų skaitymai ir taip toliau. Kitaip sakant, puikiausiai gyvuoja ir vykdo kažkokią savo pridėtinę misiją. Dabar Biržų krosnis, viena iš Biržuose rastų krosnių, tai čia jau prie stalo kalbėjom su kolegėmis, kad ten užsispyrusio tokio archeologo Duderio dėka jinai buvo pastebėta, jos iškelimo galimybė aktualizuota ir tada, žodžiu, buvo savivaldybės šitam idėja buvo palaikyta. Ir buvo paruoštas iškėlimo projektas ir vykdyti darbai. Dabar čia irgi lapkričio mėnuo, čia kaip tam tikras susitarimas, kad tas lapkričio mėnuo būtent krosnių perkelimo toks laikotarpis. Matomai per vasarą darbai, kaip sakoma, įvairūs nudirbami, o kol svarstymai pasiekia kažkokį pozityvą, tai ateina tas ruduo vėlyvas. Žodžiu, jūs matote, kokiom sąlygom čia buvo dirbama. Klampojama po balas, vanduo kaskart nusiurbiamas, buvo gręžiamasi po krosnimi, prakišamos sijos ir jos suvirinamos kita sija skersai padėta, ką mes matome dešiniai viršui, tarp virš sijų prakalama skarda užaštrintų galu. Kai jinai padėta ant sijų, jinai nenori krypti į krosnės pusę ir ardyti jos, jinai visą laiką prie jų prisikabina dėl to pleištinės savo formos. Ir šitas dalykas, kaip sakoma, buvo sėkmingai iškeltas ir nugabentas į
Biržų krašto muziejaus kiemą. Dabar aš su krosnimis baigiau ir turiu vieną mįslę dar visiems dalyviams. Kas čia pavaizduota? Arba ką mes matom, ką mes galim pastebėti. Kokiam mieste, kokioj gatvėje? Jūs taip gerai skaitot? Ne, neskaitau. Aš žinau, kur randasi ta taisykla. Dažnai telefonus taisai. Reikėjo. Aš ten pirkau vaikam mygtukinius. Žodžiu, atsakymas jūsų buvo teisingas. Ir šičia, matot, yra įdomus dalykas, kad virš langai apvedžioti ne ko kitų, o krosnių elementais, karūna, karnizų ir panašiai. Čia sunku pasakyti, aš manau, kad pirminio, taip esu įsitikinęs, nes rankioti iš kitų krosnių šitokį kiekį koklių ir juos taip sudėlioti, sakysime, vieningą visumą, vis tik tai, čia būtų per didelis gaišatis. Aš manau, kad čia gali būti susijęs netgi, taip intuityviai manau, kad ar tenais su, sakysim, galbūt, pavyzdžiui, galėjo koks fabriko koklių gamyklos savininkas tokį statytis, kur jam lengvai prieinami buvo dideli kiekiai. Nes čia mes matome, šitą man parodė vienas krosnininkas, toks Vytas Narbutas, mano prietelius, čia ne pats suradau, bet aš vakar nuėjęs nufotografavau tiesiog ir įsitikinau, kad jis sako teisybę, žodžiu. Matot, iš fragmentų, kadangi langai platus, sumontuota, iš fragmentų šitie medalionai irgi keramikiniai, šitie irgi be jokios abejonės, tai yra terakota. Dabar vienas dalykas yra įdomus ir smagus, kad išsilaikė iki mūsų dienų. Aš manau, kad jie pirminiai savo vietoje yra, galiu klysti, čia, kaip sakoma, nežinia. Ir kad jie išsilaikė palyginus labai neblogai, nes jie specialiai nebuvo, matosi, kažkaip prižiūrimi, sovietmečių bent jau. Ir kaip jie atrodė pačioj pradžioj, kai namas buvo naujas, čia sunku pasakyti, reikėtų tos polichromijos tyrimus kažkokius padaryti, pasižiūrėti, o gal jie buvo dažyti. Ta prasme, du variantai, arba terakota, arba dažymas. Tai ačiū uždėmesį.